Sveiki. Negaliu patikėti, bet birželis jau atėjo į pabaigą. Ir užėjo dideli karščiai, mėgiami upeliai sušilo iki 20 laipsnių ir daugiau. Prie tokių temperatūrų rekomenduojama lašišinių žuvų nebežvejoti. Tad šiandien atvykau į vieną mažą šaltiniuotą upelį, kuriame tikiuosi pavyks surasti kokią žuvelę. Na ir šiandien pranašauja 33 laipsnius, tad atvykau iš ankstyvo ryto. Dabar jau be 27, bet išvažiavau prieš 5 ir palaikščiosim upelių slėniais, pasižiūrėsim, gal pavyks rasti kokį bulkuojantį upėtakį ir jį pagauti. Na ir kadangi karščiai, britkelnių jau nebesimojau, tiesiog su kelniam, britbačiais ir neopreniniam kojiniam. Jeigu reiks bristi, sušlapsim kiaurai, bet manau tokią karštą dieną nieko tokio. Na ką, o dabar slenkam upeliu ir ieškom potencialaus laimikio. Buvau pamiršęs vieną dalyką, kad britkelnės ne tik nuo vandens apsaugo, bet ir nuo dilgėlių. O čia jų gana daug. Tai turbūt nebus apsieita be išsidilginimo. Atrodo gera vieta. Blem, čia žiūri gerai vieta atrodo. Nežinau, ar pakuotis meškerę ir pramest ar ne. Ne, vis dėlto. Negaliu sau leisti čia aklai mėtytis. Reiks surasti bulkuojančią žuvį. Jau visai kanda vadai. Bet geras ženklas. Turėtų gal ir kiti vabzdžiai pradėti ristis. Jau beveik 8 valanda, tai tikiuosi, kad prasidės kažkoks aktyvumas jau upelyje. Na jau gerą valandą, jei nedaugiau, čia slankioju. Ir nors nieko nemačiau, bet nesijaučiu blogai dėl to. Vis labai gražu. Dar tokia rytinė vėsumėlė. Rasa visur ant žolės. Kažkaip atgaiva sielai tokia. Vaikštinėti šito upelio pakrantėm. Lygtais mačiau kažkokią nedidelę bulką. Tai einam pabandysim.
nutariau, kad čia neperspektyvios vietos. Tokia lėta tėkmė visur, labiau gal ant pavasarinio kibimo. Čia tinkamos vietos. Tai grįšiu atgal šiek tiek ten, kur galvojau, kad šiek tiek perspektyvesnės vietos. Pažiūrėsiu, gal ten pradėjau balkuoti šiek tiek. Bet kol kas kažkaip sunkiai sekasi. Pabėgo. Žodžiu, užkibo mažas upėtakiukas, bet ir tas pabėgo. Tai kas galėjo pagalvot, kad taip sunku bus pagaut vidurvasarį žuvelę. Nu, aišku, prieš tai va tokią aukšlę ištraukiau, tai vis šis tas. Čia dar yra visai neblogas posūkis, tai pažiūrėsiu, gal jame kažkas bus. Taip paslampinėjęs visą rytą ir nieko nepešęs grįžtu link automobilio, bet su paskutinė viltimi patikrinu vieną posūkį žemiau rėvos. Nieko nesitikėdamas padedu kamerą į šoną ir pirmu metimu užkimba kiršlys, kurį paleidžiu. Taip pat kiek aukščiau pastebiu dar vieną išlindimą. Pasistatau kamerą filmavimui ir... Užkibusi žuvis pabėga. Su atsinaujinusia viltimi ir išsikrovusią kamerą skiriu dar vieną pusvalandį patyrinėti šį sraunesnį ruožą. Vienoje rėvutėje užkimba sprindinis kiršliukas, bet motyvuojamas noro pagauti didesnę žuvį grįžtu į tą patį posūkį, kuriame nepavyko nufilmuoti kibimo. Ir mano nuostabai ten ir vėl užkimba 2 kiršliai. Tai tokia ta mano žvejyba, kiek nenusisekusi. Na ir gaila, kad tik dabar pradėjo kibti. Tie 2 kiršliai nudžiugino mane. Pasiteisino braidymas be britkelnių, tokią karštą dieną, tai išties šaltas vandenėlis atgaivina kojas. Ir šitas upelis labai gražus, tik tai to ruožo, kur pirmoji dienos pusėje vaikščiojau,
nemanau, kad aš jį sugrįšiu. Iki kitų susitikimų.